Labai stengiausi, kad atsirastų šioje laidoje rubrika, kurioje mes išbandysime narkotikus, kur nusipirkti Gabija galima. Visos medžiagos kažkada buvo legalūs vaistai. Amfetamino, kokaino, netgi to paties MDMA pakaitalas stimuliuojantis, bet žymiai pigesnis ir dėl to prieinamas daugeliui. Amfetaminus netgi patys susintezavo vokiečiai. Ta prasme, išrado? Amfetaminą. Amfetaminą. O metamfetaminą jie jau vartojo Antro pasaulinio karo metu. Sveiki, besidomintis narkotikais žmonės. Čia ir vėl mes. Antras nebesvaiks sezonas. Praeitais metais daug kas galvoja, kad viską šneku iš galvos ir tiesiog dalinuosi savo patirtimi. Šiemet tai, kas praeitais metais buvo už kadro, ateina į kadrą. Ir su mumis bus toksikologė Gabija. Šiame sezone turėsime ir daugiau rubrikų. Jeigu praėjusiame daugiau buvo teorinės žinios, dabar pereisim prie praktikos. Labai stengiausi, kad atsirastų šioje laidoje rubrika, kurioje mes išbandysime narkotikus. Deja, to padaryti neleido. Tačiau kalbėsime su tais, kurie vartoja, skaitysime laiškus, kalbėsime su žmonėmis gatvėje, ką jie žino apie narkotikus. Manau, kad bus labai įdomu. O dabar keliaukime prie pirmo šio sezono narkotiko – Kristė. Kristė bairistė, pašėlus optimistė, ikoneta, sušvitai manyje. Aš apie šitą narkotiką daug nežinau. Žinau tik tai, kad šitas narkotikas sugadino vardą visoms Kristinoms. Tai kas ta Kristė? Šiaip iš tiesų, kol mes patys, kaip gydytojai, kurie susiduriam su psichoaktyviam medžiagom, supratom, kas tai yra Kristina, tai yra arba kristalai, tai yra toks labai bendrinis pavadinimas. Tai yra bet kokia psichoaktyvi medžiaga, realiai, kuri yra kristalinės formos. Tai gali būti ir cukrus. Tai čia toks bendrinis pavadinimas tiesiog. Visiškai bendrinis pavadinimas, kaip daržovės ar vaisiai. Jeigu mes dabar kalbėtumėm apie tai, kas yra kristalai, tai yra kokios psichoaktyvios medžiagos, koks narkotikas turi ir gali būti tokios formos. Tai iš to, ką žmonės vartoja, tai dažniausiai yra stimuliuojančios medžiagos. Tai yra 3 grupės medžiagų. Tai yra amfetaminai, metamfetaminai ir sintetiniai katinonai. Bet šiaip pagal tai, kas dabar dominuoja, kalbant apie kristalus, tai yra sintetiniai katinonai. Suprantu, kad šiandien toks yra pakankamai pavadinimas sudėtingas, bet praktiškai visi, kurie vartoja, žino tokius pavadinimus kaip mefedronas, metilonas, CMC, alfa BVP. Gerai, man viskas aišku, kas yra Kristė. Tai Gabija yra amfa, meta ir sintetiniai katinoidai, ar ne? Katinukai. Katinukai, jo, sintetiniai katinukai, kad lengviau būtų prisiminti. Kuo skiriasi jų poveikis, nežinau, žala? Ir skiriasi ir labai ir panašus, nes visi 3 yra stimuliatoriai. Taip kaip mes jau kažkada kalbėjom apie tai, kad medžiagos gali slopinti ir stimuliuoti. Tai ir čia pirmas sezonas, jeigu kas norit, pasižiūrėkit įžanginę seriją apie priklausomybę. Tuo metu, kai jas žmogus pavartoja, išsiskiria labai daug dopamino, tos medžiagos, kuri sukelia didžiulį malonumą, ir dar kitos medžiagos, kuri vadinasi noradrenalinas. Tai yra tam tikra medžiaga, kuri taip pat duoda budrumo, energijos ir tokį, didelio pasitikėjimo savimi jausmą. Tai patys amfetaminai nuo amfetaminų skiriasi, tam tikrą formulės dalimi, bet taip jau jeigu labai buitiškai paaiškinti, tai metamfetaminas yra stipresnis amfetamino pusbrolis. O tai šitas tikriausiai yra stipriausias, ar ne? Jisai apskritai metamfetaminas yra viena stipriausių medžiagų, visų psichoaktyvių medžiagų, kurias gali žmogus vartoti ir daugiausiai dopamino išskirianti medžiaga. Dėl to vartojant ją labai greitai vystosi priklausomybė ir labai sunku priklausomybę gydyti, nes labai sunku žmogui pasakyti, kad yra kažkas dar, kas džiugina, kas galėtų sukelti tokio dydžio malonumą. Yra taip, ar ne? Amfetaminas. Tada už amfetaminą stipresnis metamfetaminas ir sintetiniai katinoidai, jie gali būti įvairaus stiprumo, priklausomai nuo to, kokie yra rūšis. Sintetiniai katinonai yra toksai stimuliatorius, kuris imituoja kitų stimuliatorių veiklą ir jisai yra pigesnė jų versija, galima taip sakyti, kad tie žmonės, apskritai kodėl jie atsirado, tai buvo kaip amfetamino, kokaino, netgi to paties MDMA pakaitalas stimuliuojantis, bet žymiai pigesnis ir dėl to prieinamas daugeliui. Gabija, aš girdėjau tokį gandą, kad
nacijai, tai būtent nacių kariai, kad jie vartodavo amfetaminus berods. Tikrai tiesa, amfetaminus netgi patys susintezavo vokiečiai. Ta prasme, išrado? Amfetaminą. Amfetaminą. O metamfetaminą jie jau vartojo Antro pasaulinio karo metu ir, ta prasme, tai yra tikrai, na, jau net nepaslaptis, kad visas Antrasis pasaulinis karas, nu, kai vokiečiai, ta prasme, iš vokiečių pusės, kariuomenės pusės, tai yra metamfetamino, nu, didžiausias vartojimas, milijonais buvo gaminama, išrašoma ir tiekiama kariuomeniai tam, kad jie galėtų daryti žygius. Žmogus metamfetamino pavartojęs, jisai gali nemegoti parom. Ta, ir dabar, jeigu vartoja rekreacinių tikslų, tai, o tuo metu tai buvo, ta prasme, labai svarbu, kad karys nemegotų, jisai eitų, kariautų ir buvo didžiausi šūkiai, ta prasme, kad mūsų kariai ne kažkokie silpni, o atvirkščiai. Bet jeigu kažką mūsų istorija ir išmoko, tai, kad narkotikai karo laimėti nepadėjo ir visos valstybės, kurios vartoja, karą pralaimėjo. Tai čia dabar out of topic, kadangi aš čia jau pirmą kartą tai pasireikščiau. Tai bankų krizė, kuri buvo 2008 metais, tai yra toksai irgi mintis, kad yra kokaino įtakoje, bet, nu, tarsi buvo tokia, šiaip profesorius vienas, tas Davidas Natas, kurį mes kažkada tai jau citavom, tai jisai sakė, kad čia per didelis kokaino vartojimas buvo bankininkų, nes labai jie rizikavo ir, nu, nebaisu buvo rizikuoti, bet paskui buvo dar pridėta, kad neapsieita buvo be receptinių vaistų, kurie yra dabar vartojami būtent ADHD gydymui, tai yra dėmesio sutrikimo. Tai iš tikrųjų dabar tie, kas kalba, kad turėtų eiti link to, kad legalizuot narkotikus visus ir leisti, tai iš esmės yra jau buvę, kad buvo legalus jie. Ir mes jau ir pirmą sezoną, kiek kalbėjom, tai praktiškai visos medžiagos kažkada buvo legalūs vaistai. Iš medicinos atėjo būtent ir plačios visuomenės buvo naudojami. Tai vėlgi čia gal toks irgi akcentas, kur žiūrovui reiktų atkreipti dėmesį, nes dažnai dabar galvojama yra tas toksai liberalus mąstymas apie tai, kad būtų legalu ir taip toliau. Ir kalbama taip, tarsi niekada nebuvo to. Ir kad čia reikia padaryti taip, ir kad būtų geriau ar būtų lengviau kovoti su narkotikais. Tada, jeigu jie būtų legalūs, tai iš esmės jie buvo legalūs, jie visi buvo legalūs ir jie uždrausti yra būtent dėl to, kad jau buvo pamatyta, kad tai nesukontroliuojama yra. Šiaip tai apskritai, ta prasme, visa rizika priklauso nuo labai daug dalykų, tarsi nuo pačio žmogaus amžiaus, nuo to, kiek jisai pavartoja tos medžiagos, kokiomis sąlygomis jisai pavartoja. Nes šitie mūsų minėti visi stimuliatoriai, tai jie turi apskritai tokį dalyką, kad jie didina spaudimą kraujo, jie didina pulsą, jie didina širdies dažnį, jie gali permušimus duoti širdies, jie didina kūno temperatūrą. Ir tarkim, jeigu tai yra kūno temperatūra, įsivaizduojam visi, kai gripu sergam, kad 40 tai yra labai blogai. Tai šitos medžiagos duoda ir 42, ir 43. Šiaip kitas ilgalaikis toksai poveikis, jeigu mes kalbam, tai yra neurotoksiškumas, tai yra smegenims, tai yra nesveika, tai yra pačius neuronus, tai yra smegenų ląsteles pažeidžia. Ir metamfetaminas, jisai visais būdais, kokius įmanomus, mes čia šnekėjom kažkada apie sinapses ir receptorius, tai dopaminą didina ir išvarimą padidinęs, ir įsiurbimą, ir neleisdamas jam išnykti. Visais būdais, tai reiškia, pačio dopamino pasidaro labai, nežmoniškais kiekiais labai daug. Žmogus pats darosi psichotiškas, svoris krenta ilgą laiką vartojant, labai džiūna burna, dėl to yra būdingas tas vadinamas metamfetamino burna arba dantis, kur ir griežia dantimis, ir dėl burnos sausumo, ir dėl mitybos sutrikusios, tiesiog yra dantų problemos. Meta, amfa, viskas aišku. Vartoja naciai, vartoja britai, vartoja japonai, bet sintetiniai katinonai, čia toks daugiausiai klausimų kelintis, kas čia yra per pokemonai? Nes šiaip katinonai yra ir natūralūs. Ir jie yra Pietų Afrikoje, Arabijoje, tai yra krūmas, kata edulis arba lietuviškai yra arabinis dusūnas. Jis dusina? Dusina. Tai yra tokie lapiukai, kaip, lauro lapai, maždaug jeigu įsivaizduoti, taip atrodo. Ir žmonės tenais gyvenantis, jis yra, legali medžiaga, tai yra amfetamino poveikį turinti medžiaga, tai yra stimuliuoja ir energijos suteikia. Ir jie kramto. Ir jie kramto ją, okay. Taip. Tai kadangi kramto, tai vis tiek poveikis yra pakankamai, negreitas.
Ir jie gauna energijos, gali nudirbti savo darbus, ten, nežinau, pervesti karves. Ir maždaug apie 20 metus praeito amžiaus buvo sukurtas sintetinis analogas katinonų ir buvo bandyta padaryti vaistą depresijai ir apetitui slopinti, gydyti tokį vaistą. Ir kadangi buvo vis tiek pastebėtas daug šalutinių poveikių, kaip nerimas, nemiga, įvairios, ta prasme, nuotaikų kaitos, tai tas vaistas nepasiteisino ir buvo apribotas jo platinimas ir gaminimas apie 20 metus, tai maždaug prieš 100 metų. Ir paskui tas renesansas vėl buvo apie 2000 metus, jie tada įėjo į rinką kaip designer drugs arba legal highs, taip vadinosi, kuomet jie iš tikrųjų dar buvo nereglamentuojami, nebuvo įtraukta į kontroliuojamų sąrašą ir tada plito jau visokiais pavadinimais ir vonios druskos, ir įvairios trąšos, kepimo milteliai, įvairūs ten balikliai, kažkokių tai ten metalo nuėmikliai ir panašiai ir panašiai. Ir tada buvo pastebėta, aišku, ta prasme, kad tai yra tikrai labai stipriai priklausomybę sukelianti medžiaga, jinai turi labai daug šalutinių poveikių ir pradėta buvo kontroliuoti. Ir šiaip 2017 metais dar 13 buvo jų pagaminto, šiai dienai yra apie 130 jau tokių medžiagų. Tai jos visos yra, kurios parduodamos, dažniausiai tai yra vis tiek nelegali prekyba ir nėra taip, kad mes galim sutikti jas kažkur tai kasdienybei. Visos užrašyta, kad tai yra not for human consumption, tai yra ne žmogaus vartojimui, bet tie, kurie vartoja, vis tiek žino, ką jie nusiperka. O kaip yra vartojamos šitas medžiagos, Kristė? Kokia forma tai yra? Rūkomos, uostomos, valgomos? Kaip? Jos gali būti tiek leidžiamos į veną, tiek valgomos, tiek šniokščiamos į nosį, tiek rūkomos. Tai leidžiant į veną ir įtraukiant į nosį, poveikis yra pats greičiausias, per kelias minutės. Tai tie žmonės, kurie vartoja, jie kristalus, kurie gali būti suvalgomi, jie gali susitrinti į dar smulkesnės miltukus, gal taip pasakyti, ir tada susitraukia per nosį, bet atžymė aišku, kad nosį labai griaužia ir labai nemalonus jausmas ir paskui kraujuoti nosis. Ir taip daro. Jo, bet poveikis yra žymiai greitesnis. Suvalgius stimuliatorius poveikis yra maždaug po 15-30 minučių. Tai kai kurie būna, kad suvalgo ir nesulaukia to norimo poveikio, tada kartoja, aišku, tai yra labai pavojinga. Ir čia gali perdozyti tada. Taip. Kur kaip dažniausiai dabar plinta, čia internetu perka tokius dalykus? Priklausomai nuo šalies išsivystymo lygio yra 3 platinimo, tokie dideli keliai. Tai yra vienas yra gatvinis, Vilniaus atveju tai buvo Taboras, kurį prieš tai buvęs Vilniaus meras nugriovė, tai išsidalino tos, pasibarstė po miestą, visos tos vietos. Tada kitas yra klubinis, tai yra kažkokia pasilinksminimo vieta, kur gali ateiti nusipirkti, įsigyti. O kuo labiau išsivyščiusi šalis, to labiau dominuoja trečias būdas, tai yra internetinė prekyba. Tai nebūtinai gal tasai tikrasis internetas, bet darknetas arba kažkokios tai platformos, kurios yra nestebimos ir teisėsaugos, nekaip nereguliuojamos. Gabi, jau šiek tiek kalbėjome apie tai, kad iš esmės kaip ir visi narkotikai, taip ir šitie meta, amfa ir katinonai atsirado irgi kaip vaistai ir netgi teko girdėti, kad juos naudoja vaistams, kur ADHD neišsireiškimas savoka, dėmesio koncentracijos problemos lietuviškai. Tai ar tai tiesa ir kaip tai vyksta? Kaip ir su bet kokiam kitom psichoaktyviam medžiagom, tam tikrai prasme visuomenė yra priešinama ir ne visą laiką iki galo yra pasakoma, kas yra kas. Tai amfetaminas jis ir buvo apskritai pagamintas kažkada tai kaip vaistas, tai tiek kaip minėjome, ir svoriui, ir mesti, ir narkolepsijai, ir įvairiom kitom lygom gydyti. Ir dabar tai yra vaistas, kuris realiai yra aprobuotas ir taikomas būtent tam dėmesio sutrikimui gydyti. Ir Lietuvoje yra taip pat tam tikri vaistai, kurie būtent šitą funkciją atlieka. Tai yra dvi tokios didelės grupės, tai yra vieni, kurie turi amfetamino, o kiti turi metilfenidato. Tai yra būtent šita vaistų grupė yra registruota Lietuvoje ADHD sindromui gydyti. Bet norėčiau pasakyti truputėlį, kad turbūt daug tokių būna klausimų, ypatingai kuomet vaikams yra diagnozuojama šitas sindromas, kad
iš vienos pusės yra rekomenduojama, jeigu jisai tikrai yra patvirtinamas gydytojų skirti, iš kitų gali būti daug nuogastavimų iš tėvų, kad ar tikrai skirti, ar nepripras mano vaikas ir kas bus toliau, kai jisai užaugs, ar tai nebus vartai į kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimą. Tai jeigu yra labai pritaikytos dozės, ir tai yra esminis momentas, kuris irgi yra tam tikros schemos, kaip jas atitaikyti, tai smegenis, jos turi tokią savo gebėseną, kad su būtent šitu vaistu išgyventi ADHD ir gali būti, kad netgi iki 18 metų, kuomet smegenys vystosi ir vyksta tas neuroplastiškumas smegenų, jos įgauna pačios kažkokių tai naujų funkcijų ir vaikas, kuris turi vaikystėje būtent šitą sutrikimą, jisai išauga iš to sutrikimo, nes smegenys išmoksta kitaip tvarkytis ar dėliotis su tais sunkumais, kurie yra būdingi būtent ADHD sindromui. Tai nereiktų tėvams išsigąsti ir bijoti, kad čia jų vaikas narkomanų pasmerktas. Taip, bet tikrai galiu pasakyti, kad ir tokių yra atvejų, kurie piknaudžiauja būtent tokiu galimybę gauti legalų stimuliatorių būtent iš gydytojo. Ir tikrai yra ir Amerikoje, ir mūsų šalyje. Šiaip toks įdomumas, kad Amerikoje yra paskaičiuota, kad egzaminų metu, kuomet mokosi studentai, tai vienu metu buvo paskaičiuota, kad apie 80% studentų vartojo būtent receptinius amfetaminus iš savo gydytojo ar iš draugo pasiema, tam, kad lengviau būtų tą egzaminų sesiją, tarkim, išlaikyti ir sutelkti dėmesį. Tarkim, žmogus nusprendžia, kad jis nebenori būti kaip nacių kareivis ir nusprendžia mesti vartoti amfetaminus, metamfetaminus ar katinonus, nesvarbu. Lengva tikriausiai pasakyti, kad tiesiog nevartok ir nedaryk, bet kokie galbūt turėtų tie būti žingsniai, kaip jis turėtų tą padaryti. Ar reikia iš karto nutraukti, ar palaipsniui, kaip tai vyksta. Kadangi tai yra stimuliatorius, tai jį tikrai galima nutraukti labai greitai, bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad turbūt pirmas patarimas tokiam asmenim tai yra nevartoti alkoholio. Nes dažniausiai yra po alkoholio vartojimo vartojamos stimuliuojančios medžiagos. Tai galima būtų sakyti, kad alkoholis yra toksai, kaip vartai į tolimesnį vartojimą. Mūsų organizmas, kuomet pradeda gauti iš aplinkos bet kokią medžiagą, jisai nustoja savo gaminti medžiagus, kurios yra natūralios. Ir šiuo atveju apie dopaminą, apie noradrenaliną kalbam, kad tam, kad atsistatytų savi resursai, tai turi praeiti tam tikras laikas. Ir nustojus vartoti, ypatingai jeigu žmogus ilgą laiką vartoja, tai gali būti tam tikrų medžiagų duobė. Tai dopamino malonumo to duobė. Tai tam, kad ją vėl išsilyginti ir vėl išeiti bent į pliusą su malonumu, tai turėtų, aišku, kažkiek tai kantrybės reikia. Užsimti kažkokia tai kita veikla, kuri teikia malonumą. Ir kuo didesnis nevartojimo laikas, tuo aišku tai yra lengviau, nes per tą laiką sugeba atsistatyti organizmas. Taip pat žiūrovui norėčiau priminti, kad yra vietų, į kurias galite kreiptis pagalbos. Jų sąrašą matote savo ekranuose. Ir prisiminkite, kad gydytojai, jeigu jūs nebūsite agresyvūs, niekada nesikreips į policiją. Ir tai, ką jūs jiems papasakosite ar pasakysite, ir liks tik tais tarp jūsų. Visi galvoja, kad viskas gali gerai baigtis. Iš tikrųjų, niekas vartojantis nenori atsidurti kažkur tai gydymo įstaigoje su visiškai nuneštu stogu. Ir pakankamai šiaip dažnai sutinkama, nežinau, turbūt pavadinti komplikacija, ko dažniausiai nenori vartotojai. Tai yra, kuomet prasideda haliucinacijos. Tai yra, kai žmogus tikrai nesiorientuoja, kur jisai yra, nežino, kas jisai pats yra. Jam atrodo, kad galbūt jisai yra kažkom pavirtęs ar mato, tarkim, ten vietoj lango duris ir bando išeiti ir taip susižaloja. Tikrai yra tokie atvejai, kurie žmonės iškrenta per langus, tiesiog galvodami, kad jie gali skristi arba susižaloja savo pilvą, tarkim, ieškodami ten kažkokių tai vabalų ir panašiai. Tai yra stimuliatorius sukelta psichozė ir jinai vyksta dėl, aišku, labai didelio kiekio dopamino ir noradrenalino to išsiskyrimo, kuris yra nekontroliuojamas ir tam tikrų neuronų pažeidimas, taip sakyt turbūt. Noriu padėkoti už grįžtamą ryšį, kurio tikrai šitą laidą susilaukia. Tiek žmonės praeidami gatvę sustabdo ir pasako, padėkoja, kai kurie, kuriems padėjo ir padeda tvarkyti su priklausomybėms, kai kurie išlieja širdį apie priklausomybės, kurios vis dar jos kankina ir neramina ir pasiskundžia, kaip sunku rasti kelią iš jų. Prašėme rašyti laiškus, laiškų tikrai sulaukėme nemažai ir jais pasidalinsime ir su jumis.
O aš norėčiau paskatinti ir toliau siūsti laiškus, ir toliau rašyti. Ir tai yra sunku kalbėti, apie tai yra sunku papasakoti artimiesiams. Tačiau parašyti anonimiškai laišką mums visada galite ir mes jums atsakysime, jūs išgirsite apie savo atvejį mūsų laidose ir tai tikrai gali padėti ir tikrai gali būti gera motyvacija. Kitoje laidoje kalbėsime apie taip vadinamą MK ratus. Tai jeigu turite istorijų iš savo gyvenimo, iš savo artimųjų gyvenimo susijusių su šiuo narkotiku, rašykite mums laišką. Yra palikta video aprašyme Google formą, kurioje galite anonimiškai palikti tai, ką norite pasakyti. Visada buvo smalsu išbandyti kažkokį narkotiką. Tai gavos taip, kad festivalį 2018 metų vasarą ant žemės maišelį su amfa radau. Tuo metu nežinojau, kas ten buvo, tik po to paragavęs draugas pasakė. Sugalvojau ir aš paragaut. Pirmo lainiuko nesupratau, bet bloga nepasidarė. Aišku, norėjau pajaust, ką kiti jaučia, tai ir takelį subraukiau. Kažką daugiau pajutau ir tom užsibaigė. Vakare grįžau namo ir nuėjau miegot. Ėjo vasara, dirbau, jokių minčių nebuvo apie narkotikus, kol nenuvykau į Supines. Taip gavos, kad pavyko susveikti tos pačios amfos, tik šeštadienį vakarop. Tai sėkmingai prauoščiau visą naktį, ryte pradėjo truputį miegą kabint, sugalvojau, kad reikia dar myktelt mažiuką. Ir ties tą vietą supratau, kad galiu save atkelt ir tam tikrą laiko tarpą nemiegot. Po festo liko ir kažkaip sugalvojau vežtis namo. Ryte reikėjo į darbą, o sveikatos baisiai nebuvo. Tai bazaras, kad šoviau pusrytinį. Ir taip iki penktadienio, kol nedamušiau. Baigęs vasarą, rugsėjį mokslai, vėl prasidėjo kablio tūsai. Anksčiau irgi tūsinau. Ir taip sukrito, kad atėjo mintis, o ko neįpisus tūsovkiai. Ir prasidėjo kaip tūsas, taip maišelis. Tuomet supratau, kad negaliu nustoti uostyti, nesvarbu, ar 1 gramą nusipirkau, ar 2, baigiu kai tuščias. Taip važiavau gal metus, kol nemečiau studijų ir neišvažiavau į Olandiją padirbėti. Olandijoje po pirmos algos pirmą kartą pabandžiau CC. Patiko, kartojau. Tuomet nusprendžiau, kad perstoti kitus mokslus ir surimtėti ir baigti tarčioko dalę. Grįžau į Lietuvą, įstojau, bet ant CC šaibų nebuvo. Tai grįžau prie pamėgtos, pamiltos, pagerbtos amfos. Pradėjau uostyti be progų, tai yra pirmadienis ar antradienis, da pizdai. Bam, akademinės universitete pasičiupau ir ruoščiau, kol nesupratau, kad jau su šarabanais negerai. Sveikata pašlijo. Po ilgo savaitgalinio maratono širdis permušinėjo, galva svaigo, neidavau miegot, nes bijodavau nebeatsikelt. N kartų puspilnius maišelius VC nuleidinėjau, bet ir tai nepadėjo. Kol vieną dieną, 20 balandžio 19, kažko viduj nušvito, ar kaip pavadint, savo pasakiau, kad zaibal jau gana. Nustojau vartot, bet galvos svaigimas nedingo. Išnaršiau visus daktarus, kol artimas žmogus nepaklausė, gal ne pas tuos daktarus eini. Užsirašiau pas psichologą. Pasirodo, buvo psichosomatinis galvos svaigimas plus panikos priepuoliai. Dabar jau 4 metai su centais nevartoju. Nieko. Parašiau bakalaurą, prileidau prie apsigynimo, birželio 10 ginuos. Pradinis būtų įstaupytas, mylimą merginą turiu, gyvenimas gražus. Jei norit labai bandyti uostyti, pirmiausia save pažinkit, ar galėsit sustot. Yra kas gali, o yra kas ir nesustoja, kol maišelis netampa tuščias. Kad budriam reikia visam gyvenimui būti, tai taip, tikrai. Labai man tai čia gražu yra, kad pas psichologą nuėjo to žmogus, nes jeigu mes kalbam apie tiek žalingą vartojimą, tiek vėliau išsivystančią priklausomybę, tai mes jau truputį kalbėjome apie tai, kad tarp skausmo ir malonumo yra, jisai ant tos pačios supinių, ant tų pačių supinių skausmo su malonumu dažniausiai yra ir žmogus, kuomet tai pasiglemžia į kažkokį tai vartojimą, tai pirmą turbūt dalyką, ką reikia klausyti, tai ką tau skauda, ką tu ten bandai paslėpti. Ir prasidėjo, atrodo, labai nekaltai, aišku, kadangi dopaminas šauna į viršų nuo amfetamino, taip pat kokaino, nuo bet kokio stimuliatoriaus labai greitai, tai ta priklausomybė ir apskritai pripratimą, toleranciją labai greitai suformuoja, tai čia tą, ką pasakoja, prasidėjo ir per vasarą, ne? Viskas nutiko. Tai... Ja, bet dar man gal įstrigo tas, kad metė ir jau kaip ir nebenorėjo vartoti ir nevartojo ir sugebėjo nevartoti, bet pajautė ir užfiksavo tos tokius, kad kažkas negerai ten, kad kažkas su galva ten yra negerai, nes dažnai žmonės, tai kai pajaučia tai, jie grįžta prie blogo įpročio, nes jiems atrodo, kad viskas, aš jau nebegaliu gyventi be to, ir kad man, o čia šitam pavyzdį nuėjo pas psichologą, tai čia gal toks kertinis momentas, ko tai skiria nuo tos atkritimus, kurių labai daug būna žmonių, kurie ir po metų, ir po 2, ir po 3 atkrinta ir nuo šitos sėkmės istorijos. Džiaugiuosi turėdama galimybę papasakoti savo istoriją ir susitapatinti su tuo, ką minėjote pirmuose savo epizoduose. Viskas prasidėjo labai nekaltai, kai draugė man pasiūlė pavartoti kristės. Tuo metu daug apie tai negalvojau ir tiesiog sutikau.
Po pirmo pabandymo nepastebimai įsisukau tą nesibaigiantį linksmybių kiekvieną savaitgalį ratą. Susipažinau net ir su žmonėmis, kurie platina šią ligą. Teko matyti net ir tokius vaizdus, kai žmonės malonina vienas kitą prie kitų žmonių, kai parduodami narkotikai net ir vaikui, kuris atnešdavo pavogtus daiktus vietoje pinigų, kai prie ligos platintojų prieidavo ligoniai, kurie maldaudavo atsiklaupę ant kelių bent vieno šniūro. Afteriai iš šono atrodydavo kaip mirštančių žmonių susitikimas, kur visi kovodavo tarp važiavimo namo ir gal dar po vieną šniūrą. Žinoma, dėl šių pažinčių man savaitgalis beveik nekainuodavo. Vėliau savaitgalio laukti reikėdavo per ilgai ir jis prasidėdavo ketvirtadieniais, kartais trečiadieniais, o kartais net nebūdavo svarbu, kokia savaitės diena yra. Pradžioje nemačiau nieko blogo tame, nes mano gyvenimas atrodė tarsi nesibaigiantis filmas. Pakilo savivertė, buvau linksma visada ir atsirado begalė naujų tokių pačių pažinčių. Laikui bėgant poveikis tapdavo vis silpnesnis ir reikėdavo vis daugiau. Pradėjau bandyti net ir kitus narkotikus, bet jie nekeldavo tokio malonumo, kokį keldavo pirmasis. Nepastebimai prabėgo ir 1 metai. Per juos daug pamačiau, bet nieko neišmokau, likau toje pačioje vietoje. Taigi, kas mane paskatino sustoti? Paskatino žmonės, kurie nusisuko, vaizdai, kuriuos teko pamatyti, moralinių normų išnykimas, neskirimas teisingų dalykų nuo neteisingų, žmogiškumo praradimas, nuolatinė savęs graužatis bei sunkiausia atsistatymo kelionė po kiekvieno savaitgalio, kurių buvo N. Tiesą sakant, negaliu patikėti, kad nereikėjo kreiptis pagalbos į specialistus. Galvojau, kad be jų aš neištrūksiu iš šių spąstų. Laikui bėgant supratau, kad viskas priklauso nuo tavo mąstymo, net ir nuo išgąsčio, kurį patiri pamatydamas tam tikrus vaizdus, kai būni su vartojančiais žmonėmis. Aišku, čia labai individualu. Nesakau, kad mano kelionė buvo lengva. Tame tarpe teko ne vieną kartą bandyti sustoti ir vėl suklupti. Tačiau manau, kad kažkuris bandymas tampa lemiamu sustojimu. Šiuo metu nevartoju dar tik 1,5 metų, todėl dar tikrai nesijaučiu tvirtai savyje. Nežinau, kad tai yra nuolatinė kova ir vargu ar praėjus 4 metams galėsiu teikti, kad esu užtikrinta, kad tai nepasikartos. Svarbiausia yra nepamiršti, dėl ko sustojai. Šiek tiek kitokia istorija nuo pirmos. Netokia drąsi. Netokia drąsi ir trumpesnis laikas jau praėjęs nuo to, kai betė vartoti. Ir jinai nesikreipia pagalbos ir man atrodo, kad va čia yra gal tokių rizikų daugiau, ar ne, Gabija? Kaip pats savo ruoštų darai viską. Kai vartoji, tai niekada neatrodo, kad neišbrisi. Apskritai visą laiką atrodo, kad tu tikrai gali sustoti, kad tu tikrai vieną rytą nustosi, pabaigsi ir viskas vėl bus gerai. Tai tas tikėjimas, kad tu gali, jisai labai ilgas šiaip yra. Iš tiesų, ta prasme, kartais būna, žiūrėkit, mesgi, sakom, į sporto klubą eisiu rytoj, o taip metai praeina, kol nueinam, ne? Tai va tie, kurie vartoja, irgi galvoja, kad, viską gali padaryti. Nuo kito pirmadienio, jo, ir kad padaryti tai yra pakankamai lengva. Tai šitas tas, faina, kad netoks drąsus ir kad iš kitos pusės, kad viskas yra įmanoma, jeigu labai nori. Man toks akcentas yra, kad pabrėžiama nuolat yra tas toks baisumas viso to ir kas ten tose afteriuose vadinamuose vyksta ir kaip ten žmonės, kaip zombiai. Bet man rodos, kad reiktų ir žiūrovui atkreipdėmėsi, kad nebūtinai tai atrodo baisiai, kad yra labai daug vietų, kur vartojami narkotikai, kur viskas atrodo atvirkščiai labai gražiai, kur žmonės gražiai apsirengia, kur jie normalūs žmonės bendraujantis ir nėra ten tos baisybės, bet nepaisant to, tai prigimtis to vis tiek nesikeičia ir tie blogi dalykai jie vis tiek yra, vis tiek žmogus lieka su savo tom nuotaikų kaitom, dopamino šuoliais ten ir krešais, tai vadinamas, kad viskas vyksta vis tiek. Tai merginai, kuri rašo, aš norėčiau, kad atkreiptum dėmesį ir kad ne tik tas baisumas tave atbaidytų nuo to, bet ir kad pats principas, kodėl tu vartoji ir ką tu gauni vartodama, iš to, ką pasiemi, kad nuo ten atsispirtum, kad tau to nereikia ir kad tu puikiai gyveni dabar 1,5 metų rašė, be to gyvena. Ir kad jinai, manau, gali ir visą gyvenimą nugyventi. Ir kad nes labai tikėtina, kad kažkur ateis jinai ir atsidurs aplinkoje, kur jau nebebus tokia baisi, kai buvo tie afteriai visi. Ir kad ten išsitrauks kažkas tą maišelį narkotikų, kurios vartoja. Ir kad galbūt žmonės, kurie tavo atrodys autoritetingi, kurie faini, linksmi, geri ir kurie galbūt netgi tau gyvenime kažkokias galimybės gali sukurti. Ir tu tada norėsi būti su jais ir daryti su jais tam tikrus dalykus. Tai kad nereiktų vien sutapatinti su blogais dalykais ir tokiais, nes tie demonai ateina gražiausiais pavydalais. Ačiū, kad žiūrėjote. 1 sezono laida baigta. Lauksime jūsų kitose epizoduose. Kitoje laidoje kalbėsime apie M keratus. O dabar noriu priminti mūsų 4 auksinės taisyklės, kad
kovoje su priklausomybėmis būtų lengviau, tai geras miegas, geras maistas, fizinis aktyvumas ir dienos šviesa. Ar prie 4 bazinių dalykų pridėčiau ir gerus santykius, tiek su artimaisiais, su draugais, su šeima, kad būtų jau visas pilnas komplektas ir būtų kuo mažiau streso. Nežinau, štai žmonėms čia gal vakariečiams labiau tokie. Mes lietuviai, mes šiauriečiai, mums žmonių kuo mažiau, to geriau, kuo mažiau kalbų, to geriau. Tai mes duodam 5 žvaigždutės vairuotojui, kai jis nekalbas. Tai. Čiau, pakau, hebrytė. Ačiū pagrindinė mūsų projektų rėmėjui Maxima, kuriai rūpi ateities karta. Taip pat ačiū Vilniaus miesto savivaldybei, kad neliko abejinga šiam projektui.